2025 metų horoskopas. 2025 didelių permainų metai. Jų dienos galės priminti galingą, sūkuringą vėją, laikas nuo laiko jus įsuksianti į permainingų įvykių, nelauktų situacijų sūkurį. Šiais metais keisis mazgų padėtis, į kitą ženklą pereis Jupiteris, kad ir tam tikram laikui pereis ir Neptūnas, Saturnas bei Uranas. Tad galės atrodyti kai kada, kad gyvenimas tiesiog verčiasi, o nepriimant pokyčių galima būtų ilgam užstrigti stabilumo paieškose. Sausio 12 nusileidęs mazgas įžengs į Mergelės, o kylantis į Žuvų ženklą. Tad jau metų pradžia, laikas permąstymui, prioritetų, išsikėlimui naujų tikslų, pasirinkimui tolesnio judėjimo ir tobulėjimo krypties. Sausio 29 prasidėjęs Žemės stichiją, simbolizuojančios žaliosios gyvatės metų ciklas, skatins ieškoti naujų sprendimų ir galimybių. Patars nekirsti vieni kitiems, o nuodus geriau panaudoti vaistų gamybai. Pažiūrėkime, kokie metai gali būti kiekvienam zodiako ženklui, kokie laikotarpiai jums būtų sėkmingiausi. Gimusiems po avino ženklu. Įdomus, netikėtumų kupini metai. Šių metų simbolis jums šachmatų lentoje žirgas. Būtent jis ypač pravers jums šių metų šachmatų partijoje. Žaliosios gyvatės metų dienomis ne visada judėsite į priekį tiesiai. Kai kada teks apšuoliuoti pasitaikančias kliūtis, nustebinti kitus netikėtų ėjimu žirgu. Metų pradžia jūsų ženklu keliaujant Chironui ir kylančiam mazgui svarbi naujų tikslų išsikėlimui. Saulei viešint Ožiaragio ženkle tiktų strateginių metams planų kūrimui. Ir tai padaryti vertėtų iki sausio 12, kol dar jūsų ženklu keliauja kylantis mazgas, padedantis jums aiškiau matyti tolesnius tikslus, ateities perspektyvas. Sausio 12 jums pokyčių laikas. Iš jūsų ženklo iškeliaus kylantis mazgas, o sausio 29 prasidės žaliosios gyvatės metų ciklas. Tad šis metas gilesniems apmąstymams, paruošiamiesiems darbams, jėgų kaupimui. Į jūsų ženklą vasario 5 atkeliavus Venerai, o kovo 3 prisijungus ir Merkurijui, sieksite greitų rezultatų, dažniau lankysi romantiškos nuotaikos. Kovo 9 Venerai ėmus judėti retrogradine kryptimi, o kovo 18 ir Merkurijui prisiminkite buvusias idėjas, atsargiau planuokite finansinės investicijas. Pinigai bus linkę greičiau ištekėti, o bendraudami venkite kategoriškumo. Kovo 20 Saulė įžengus į jūsų ženklą aiškės situacijos, lengviau rasite reikiamus sprendimus. Kovo 23 iškeliavus iš jūsų ženklo Venerai, o kovo 28 ir Merkurijui ir po dalinio Saulės užtemimo jūsų ženkle dažniau kils netikėtų kūrybinių idėjų. Kovo 31 į jūsų ženklą atkeliaus Neptūnas. Tai puikus laikas kūrybiniams projektams. Balandžio 17 į jūsų ženklą grįš Merkurijus. Sulaukus gimtadienio jums stiprios energijos antplūdis, savotiškas atgimimas. Į jūsų ženklą atkeliaus ir Saturnas. Svarbiausius metų darbus ir projektų pradžią
Planuokite iki balandžio 20, kol Saulė keliauja jūsų ženklu. Gegužės 1 jūsų ženklą sugrįš Venera. Kai kas šiuo metu, kol jūsų ženklų keliaus ir Merkurijus iki gegužės 10, ryšis asmeniniams pokyčiams. Vėlesnėmis gegužės dienomis galimi karjeros pokyčiai. Gegužės 25 į jūsų ženklą įžengs Saturnas, kuris vėlesniu birželio mėnesiu, būdamas artimoje pozicijoje su Neptūnu, kurs palankes aplinkybės įgyvendinimui kilusių idėjų įsitvirtinimui kai kam naujoje darbo vietoje, o kažkam ir naujos veiklos pradžiai. Tai tinkamas laikas ieškantiems ir naujų ar papildomų darbų, bei nuo birželio 6 Venerai jau judant Jaučio, o Marsui iki birželio 17 dar judant Liūto ženklu, organizaciniams darbams jūsų lyderystei. Metas palankus ieškantiems papildomų finansinių galimybių ar kuriantiems naujus asmeninius santykius. Nuo birželio 10 Jupiteriui perėjus iš Dvynių į Vėžio ženklą, šį ir Liepos mėnesį į pirmą planą kils ir šeimos reikalai, o rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį jums tiktų darbų tęstinumui, didesnėms siekiant rezultatų pastangoms, seksis atkakliems, kantriai ir ryžtingai siekiantiems tikslo. Saturnui sugrįžus į Žuvų ženklą, o Saulė įžengusi jums opozicinį Svarstyklių ženklą, jau rugsėjo pabaiga bei spalis tiktų jūsų atostogams. O lapkritis ir gruodis pasižymės ne tik džiugiu būsimų švenčių laukimu, bet ir didelė reikalų ir darbų gausa. Jie palankus draugystei ir meiliai. Sėkmingų jums 2025. Gimusiems po Jaučio ženklo. 2025 jums dosnūs stipriais patyrimais metai. Jų dienomis sėkmę, kaip užmetęs meškerį žvejys, sužvejoti galėsite tik išlaukę tam tikrą momentą, būdami kantrus ir atkaklus. Tad metų simbolis jums žvejo meškerė. Saulei keliaujant Ožiaragio ženklu, į kurį sausio 8 žengs ir Merkurijus, jau metų pradžia jums naujiems įsipareigojimams bei susitarimams. Sausio 12 pasikeitus mazgų padėčiai ir nusileidusią mazgų įžengus į Mergelės ženklą, į priekį judėkite apgalvotais, kad ir nedideliais žingsneliais. Sausio 29 prasidėjęs žemės stichiją simbolizuojančios žaliosios gyvatės metų ciklas skatins jau vasario ir kovo mėnesiais ne tik naudotis pasitaikančiamis spragomis, bet ir kai kada išlaukus tinkamos savo veiksmams akimirkos jas susikurti. Kovo 13 Uranas jūsų ženkle vėl ims judėti direkcinę kryptimi, tad galimi netikėti įvykiai, likimo posūkiai. Šią ir 14 dienomis vyksantis pilnas mėnulio, o kovo 29 dalinis Saulės užtemimas ragins savo žingsnius geriau apgalvoti, permainoms pasiruošti. Juolab, kad į jums opozicinį Skorpiono ženklą įžengusio kovo 27 juodojo mėnulio astrologiniai ritmai gali išryškinti buvusias tarpusavio santykiuose klaidas, kurias ir reikėtų imtis ištaisyti. Balandžio 20 Saulė įžengusi jūsų ženklą jums prasidės ypač palankus laikotarpis, kai nuveikti galėsite labai daug. Tačiau periodu planuokite svarbiausius savo ne tik darbus, bet ir asmeninius pokyčius. Gegužės 10 prie Saulės jūsų ženkle prisijungs ir Merkurijus. Tai kurs palankės aplinkybės ieškantiems veiklos galimybių, naujų darbų, siekiantiems aukštesnės karjeros. Laikas palankus nekilnojamo turto operacijoms. Gegužės 17 Saulė jūsų ženkle susijungus su Uranu
o 24 dieną ir Merkurijus susijungus su Uranu, svarbu, kaip sakoma, nepriskaldyti malkų. Būtinas didesnis atsargumas buityje. Nuo gegužės 21 Saulė iškeliavus iš jūsų į Dvynių ženklą, jums prasidės kiek ramesnis laikotarpis. Birželio 6 jūsų ženklą įžengs Venera, tad šis mėnuo jums, kai galite savo pastangomis pasiekti puikių rezultatų, ne tik darbuose, bet ir kurdami bei stiprindami tarpusavio santykius. Liepos 3 Venerai jūsų ženkle susijungus su Uranu, susilaikykite nuo rizikingų finansinių investicijų, neapgalvotų staigių darbo pokyčių. Iš jūsų į Dvynių ženklą iškeliavus Venerai, o Saulei ir Jupiteriui judant Vėžio ženklu, daugiau dėmesio norėsi skirti ne tik veikloms, bet ir draugystei ir meiliai. Šaunu daugiau savo dėmesio ir pastangų skirti artimiesiems, šeimai, ypač mažiesiems jos nariams. Liepos 7 jums didelio virsmo metas. Uranas pagaliau iškeliaus iš jūsų į Dvynių ženklą. Jums prasidės ramesnis, stabilesnis laikotarpis. Marsui judant Mergelės ženklų palanku spręsti finansinius ir buitinius klausimus. Liepos pabaigoje dažniau laikys romantiškos nuotaikos, stiprės jausmai. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai tiktų ne tik poilsiui, bet ir kai kam remonto statybų darbams. Esant artimai Lilit ir Prozerpinos pozicijai, jums opozicinėme Skorpiono ženkle, daugiau dėmesio skirkite sveikatai, imuniteto stiprinimui. Spalis jums intelektualiai veiklai, projektų rengimui, dokumentų tvarkymui, o kai kam ir persikėlimui į naują gyvenamą vietą. Marsui judant jums opozicinių ženklų, šio mėnesio pabaiga ir lapkričio pradžia ypač tiktų, kad ir trumpoms jūsų atostogoms. Juolab, kad į jūsų ženklą sugrįš ir Uranas. Paskutinis metų mėnuo ragins veiklas tinkamai planuoti. Jis palankus darbų tęstinumui, švenčių laukimui, gražių santykių kūrimui ir stiprinimui. Sėkmingų jums 2025. Gimusiems po Dvynių ženklo. 2025 jums ženklių permainų metai. Jums šie metai galės priminti suspaustą spyruoklę. Vienomis jų dienomis kaupsite jėgas, kad kitomis galėtumėte veržtis į priekį. Tad metų simbolis jums suspausta spyruoklė. Pirmosiomis metų dienomis jau kaupkite jėgas. Virsmo metas jau sausio 3, kai iš jūsų ženklo iškeliaus Selena. Tai jums naujo periodo pradžia, kai būsite mažiau linkę remtis, pasitikėti kitų nuomonę, o norėsis gyvenimo vairą imti į savo rankas. Sausio 12 pakitus mazgų padėčiai, nusileidusią mazgui perėjus iš svarstyklių į Mergelės ženklą, vėlesnės sausio dienos tinkamas laikas ne tik planuoti, bet ir prisiminti, permąstyti anksčiau kilusias idėjas. Sausio 29 prasidėjusios žaliosios gyvatės metų ciklo ritmai ragins giliau analizuoti gaunamas žinias, susiklosčiusias aplinkybes. Saulė judant Vandenio ženklų ieškokite nestandartinių išeičių. Nuo vasario 25 Jupiteriui vėl judant jūsų ženklų direkcinė kryptimi, o Saulė keliaujant Žuvų ženklų, ieškokite ne tik reikalingų žinių, bet ir kūrybinių sprendimų. Kovo 14 pilno mėnulio, o kovo 29 dalinio Saulės užtemimo ritmai ragins atsisakyti to, kas trukdo judėti į priekį. Juolab, kad Lilit kovo 27 iškeliaus iš svarstyklių į Skorpiono ženklą ir tada lengviau įveiksite ir savo abejones. Balandis gegužė ir laikas iki birželio 10, kol dar Jupiteris juda jūsų ženklų, palankus svarbiausiems metų darbams ir kai kuriems asmeniniams pokyčiams.
kai kam naujos draugystės pradžiai. O nuo gegužės 21, o nuo 26 ir Merkurijui judant jūsų ženklu, metas pribrendusioms didelėms permainoms. Laikas tiktų ieškantiems naujos veiklos, verslo partnerių, tinkamas papildomų finansinių šaltinių paieškoms, gyvenamosios vietos pokyčiams, o kai kam tai būtų tinkamas laikas ir sužadėtuvėms. Nuo birželio 9 Merkurijaus, o ne 10 ir Jupiterio iškeliavusio iš jūsų į Vėžio ženklą ritmai ragins daugiau savo dėmesio skirti namiškiams. Saulė birželio 21 perėjus į Vėžio ženklą norėsis koncentruotis į namų ir šeimai aktualius klausimus. Liepos 4 jūsų ženklą atkeliavusios Veneros ritmai palankus naujų finansinių galimybių paieškoms. Investavimui palankesnis periodas jūsų ženklų keliaujant Venerai iki Liepos 30. Tai ypatingas laikas ir draugystė ir meiliai, palankus siekiantiems karjeros bei profesinio tobulėjimo. Liepos 7 jums virsmo metas, į jūsų ženklą atkeliaus Uranas, tad jau antroji ir trečioji Liepos dekada galės pateikti veikloje nemažai netikėtumų. O ir rugpjūčio bei rugsėjo dienos stebins netikėtomis žiniomis, įvykiais, situacijomis, o kai kada ir naujomis galimybėmis. Beje, rugsėjo 7 pilnas mėnulio 21 dalinis saulės užtemimai gali išryškinti ir esamas buitinės, o kažkam ir finansinės problemas, kurioms sprendimų palanku ieškoti saulei pradėjus kelionę svarstyklių ženklų nuo rugsėjo 22 dienos. Spalio 10 Uranui jūsų ženkle ėmus judėti retrogradinę kryptimi, dažniau grįžti prie buvusių klausimų ir problemų išsprendimo. Lapkričio 8 Uranui iškeliavus iš jūsų vėl į Jaučio ženklą, lapkritis ir gruodis jums stabilesni, tinkami ramesniam jau pradėtųjų projektų užbaigimui. Gerų permainų jums 2025. Gimusiems po Vėžio ženklu. 2025 jums metai, kai sėkmę galėsite atidžiai, neskubant, dėmesingai bei rūpestingai augintis, kaip gražų žiedais aplipusį rožių krūmą. Šių metų dienomis ne tik džiaugsitės gražiais rožių žiedais, bet kai kada apsisaugojimui nuo norinčių juos nuskabyti pravers ir aštrūs rožių spygliukai. Tad metų simbolis jums gyvybingas rožių keras. Metų pradžioje kaupkite jėgas. Saulei keliaujant opoziciniu jums ženklu, o nuo sausio 3 jūsų ženklą atkeliavus Selenai, sausį rūpestingai planuokite šių metų darbus, jiems skirdami pakankamai laiko. Savęs neskubinkite, labiau pasirūpinkite gerą savo ir artimųjų fizinę ir emocinę savijautą. Sausio 8 jūsų ženklą sugrįžus retrogradiniam Marsui, o sausio 12 pasikeitus mazgų padėčiai, nusileidusiam mazgui žengus į Mergelės, o kylančiam į Žuvų ženklą, palanku sugrįžti prie anksčiau pradėtųjų darbų. Metas tiktų projektų tęstinumui. Sausio 29 prasidėjęs žaliosios gyvatės metų ciklas, Venerai judant Žuvų ženklu, kurs jums palankias aplinkybės tolesniai sėkmei. Vėlesnės vasario dienos galės stebinti netikėtų situacijų gausa. Daugiau jūsų dėmesio šiuo laikotarpiu gali prireikti ir vyresnio amžiaus jūsų artimiesiems. Ryžtingiems žingsniams, kūrybingiems sprendimams palankus laikotarpis nuo vasario 18, Saulei pradėjus kelionę Žuvų ženklu.
kovo 1 dienos jūsų ženkle susijungus Selenai su Vakšija tiktų planuojantiems gyvenamos vietos pokyčius, palankios norintiems persikraustyti į naują gyvenamą vietą. Kovo 9 Marsui ėmus judėti jūsų ženklų direkcinė kryptimi ir po kovo 14 pilno mėnulio, o 29 dalinio Saulės užtemimų iki balandžio 18 ypatingas metas norintiems pradėti remonto statybų darbus, ketinantiems imtis savos veiklos. Kai kurios šio laikotarpio dienos tiktų ir svarbioms jūsų asmeninėms permainoms. Saulė keliaujant Jaučio ženklu, gegužę gausės darbų, reikalų, norėsis gerinti gyvenimo sąlygas. Birželio 8 į jūsų ženklą atkeliaus Merkurijus, o 10 žengs Jupiteris. Tad jau 2 ir 3 birželio dekada ypač tiktų siekiantiems pergalių moksle, o taip pat ieškantiems svarbių darbų pasiūlymų. Nuo birželio 21 Saulė įžengus į jūsų ženklą ir esant artima jos ir Jupiterio, o taip pat Merkurijaus ir Selenos pozicijai, stiprės jūsų intuicija ir įžvalgos. Jos pravers priimant svarbius darbinius, o ir asmeninius sprendimus. Tai palankus laikas norintiems kurti šeimą, o taip pat nekilnojamo turto įsigijimui. Liepos 18-21 dienomis esant artimai Saulės ir Selenos pozicijai, labiau pasirūpinkite savo ir artimųjų gera savijauta bei sveikata. Liepos šios ir 22 dienos Saulė iškeliavus iš jūsų ženklo ypač tiktų jūsų atostogoms. Liepos 31 jūsų ženklą atkeliavus Venerai ir jai keliaujant jūsų ženklų iki rugpjūčio 25 galite spręsti svarbius finansinius klausimus. Ieškokite naujų galimybių. Rudens laikas po rugsėjo 7 pilno mėnulio ir rugsėjo 21 dalinio Saulės užtemimo pasižymės įvykių darbuose permainingumu bei gausa. O gruodžio mėnesį siekite stabilumo, stiprinkite, auginkite draugystę ir meilę. Daug širdžių šilumos jums 2025. Gimusiems po Liūto ženklo. 2025 jums metai galintys priminti plaukimą Baidare kalnų upe. Jų dienomis pravers atidumas, gebėjimas numatyti ir greitai sureaguoti į staigesnius upės vingius. Tad ir metų simbolis jums tvirta, manevringa plaukimui gyvenimo upe Baidarė. Jau metų pradžioje leiskitės plukdomi gyvenimo upės. Juolab, kad sausio pradžioje Marsui judant jūsų ženklu retrogradinė kryptimi, jos ramesnė kiek lėtesnė tėkmė. Šios dienos anksčiau pradėtųjų projektų, atidėtųjų darbų užbaigimui, o taip pat naujiems sumanimams, naujų tikslų išsikėlimui. Sausio 7 Marsui iškeliavus iš jūsų, o sausio 12 kylančią mazgų iš Avino ženklo perėjus į Žuvų, jums palankesnė būtų kolektyvinė veikla, labiau sektųsi ieškantiems kūrybingų situacijų sprendimų. Sausio 20 Saulė įžengus į jums opozicinį Vandenio ženklą, o sausio 29 prasidėjus žaliosios gyvatės metų ciklui, darbinėse situacijose pravers didesnis atidumas. Dienos galės stebinti netikėtomis situacijomis, tad pravers jų kruopštus įvertinimas. Jomis neskubėkite, savo žingsnius gerai apmąstykite. Kai kam jos būtų šaunios suplanuotoms atostogų kelionėms. Vasario 19 Saulė iškeliavus iš jums opozicinio Vandenio ženklo, o kovo 9 Marsui ėmus judėti vėl direkcinė kryptimi, prasidės jums palankesnis laikotarpis. Tinkamai panaudokite jį kūrybai, naujiems projektams
jums svarbių idėjų įgyvendinimui. Kovo 14 pilno mėnulio, 29 dalinio Saulės užtemimo astrologiniai ritmai tiktų norintiems atsisakyti to, kas jums trukdo judėti į priekį, to, ką norėsite savyje pakeisti. Saulė keliaujant Avino ženklo, balandžio 19 Marsui sugrįžus į jūsų ženklą ir juo keliaujant iki birželio 18, jums ypatingas žvaigždžių palankumo laikotarpis. Tad panaudokite šį laiką svarbiausiams tikslams, naujiems sumanimams, aukštesnės karjeros siekiams, nekilnojamo turto operacijoms, o taip pat pribrendusiems asmeniniams pokyčiams. Šios dienos svarbios kuriantiems naujus tarpusavio santykius, planuojantiems bendrą gyvenimo pradžią. Nuo birželio 18 Marsui iškeliavus iš jūsų ženklo, jums kiek ramesnis laikotarpis tinkamas įsitvirtinimui darbuose, jų tęstinumui. Saulė atkeliavus į jūsų ženklą nuo Liepos 23 jums prasidės ypatingo ryškumo laikas. Jo dienas patartina skirti lyderystei, kai kam jos tiktų ir savos veiklos pradžiai. Į pirmą planą kils tarpusavio santykių klausimai. Kai kam šios dienos tiktų sužadėtuvėms, būtų palankios ir kai kuriems siekiantiems šeimos pagausėjimo. Rugpjūčio 5 jūsų ženklą, kuriuo juda Merkurijus, atkeliaus Selena. Šis laikas svarbus naujų dalykinių kontaktų užmezgimui. O taip pat šiomis dienomis vertėtų kuo daugiau savo dėmesio ir laiko skirti mažiesiems šeimos nariams, labiau pasirūpinant jų kūrybingų laisvalaikių. Iki rugpjūčio 23 Saulė keliaujant jūsų ženklų, o nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 7 jūsų ženklų keliaujant Venerai, laikas ne tik romantiškiams patyrimams, bet ir anksčiau suplanuotiems stambesniems pirkiniams. Rugsėjo 7 pilno mėnulio užtemimo ir rugsėjo 21 dalinio Saulės užtemimo ritmo įtakoje galite būti emocingesni, jautresni. Skirkite šiomis dienomis daugiau laiko poilsiui, gražių tarpusavio ryšių stiprinimui. Spalio ir lapkričio mėnesiais daugiau savo dėmesio skirkite ne tik darbams, bet ypač šeimai, mažiesiems jos nariams, o taip pat savo ir artimųjų sveikatos bei imuniteto stiprinimui. Gruodžio dienos džiugins artėjančių švenčių laukimu, jos gerumui bei atjautai. O kai kam šaunios ir romantiškiams patyrimams. Šaunių pasiekimų jums 2025. Gimusiems po mergelės ženklo. 2025 jums metai, kurių dienomis tai, ko sieksite, susikurti galėsite kaip konstruodami. Iš jums palankių įvykių, situacijų, kaip iš atskirų konstruktoriaus detalių. Tad šių metų simbolis jums konstruktorius. Naujiems siekiams jums palanki jau metų pradžia. Saulė ir Merkurijui keliaujant Ožiaragio ženklu. Jūsų ženklas sausio 12 sugrįžus nusileidusiam mazgui, dažniau grįšite prie buvusių ankstesnių idėjų bei sumanimų. Saulė ir Merkurijui iškeliavus iš Ožiaragio į Vandenio ženklą ir sausio 29 prasidėjus medžio stichiją atstovaujančiam, ir sausio 29 prasidėjus žemės stichiją atstovaujančiam žaliosios gyvatės metų ciklui, į priekį judėkite apgalvotais, paruoštais žingsneliais. Nuo vasario 19 Saulė įžengs į jums opozicinį ženklą, kuriuo jau judės ir Merkurijus. Saulė juo keliaus iki kovo 21. Tai tinkamas metas kai kam atostogams, o likusiems darbuose patartina paieškoti nestandartinių sprendimų. Kovo 30 iš opozicinio žuvų ženklo iškeliaus Neptūnas, tad vėlesnėmis dienomis
lengviau atskleisite savo kūrybinius sugebėjimus. Balandžio 20 Saulei įžengus Jaučio ženklą iki gegužės 17 tinkamas metas statybų darbams. Gegužės 18-20 dienos esant artimai Saulės ir Urano pozicijai sudėtingesnio astrologinio fono. Jomis svarbių kategoriškų sprendimų geriau nepriminėti. O birželio dienos Saulei, Merkurijui ir Jupiteriui judant Dvynių ženklu tiktų svarbios informacijos, o kai kam ir naujos veiklos pasiūlymų paieškoms. Birželio 18 jūsų ženklą įžengus Marsui ir juo keliaujant iki rugpjūčio 6 jums ypač aktyvus laikotarpis. Pasinaudokite juo ieškantis naujų darbų, norintys kurti savo veiklą, ketinantys stiprinti šeimos materialų pagrindą. Rugpjūčio 23 Saulė įžengs į jūsų ženklą ir juo keliaus iki rugsėjo 22. Tai jums ryškus ir ypač palankus laikotarpis, tik išskyrus rugsėjo 7 pilno mėnulio užtemimo ir 21 dalinio Saulės užtemimų dienas. Pasinaudokite šiuo žvaigždžių palankumu, išspręsdami susikaupusius reikalus, darbo problemas, finansinius buitinius klausimus. Šio laikotarpio dienos šaunios ir romantiškiams susitikimams tiktų kai kam sužadėtuvėms. Beje, rugsėjo 11 Saulėje sekančią dieną ir Merkurijui susijungus su nusileidusiu mazgu jūsų ženkle pats metas atgaivinti ankstesnės idėjas, o kai kam ir buvusią draugystę. Spalis Saulei ir Merkurijui judant jau svarstyklių ženklu, o Venerai viešint jūsų ženkle tiktų finansinių klausimų išsprendimui, papildomų darbų paieškoms. Beje, šio mėnesio 4-5 dienos, esant artimai nusileidusio mazgo ir Veneros pozicijai, finansinių ir moralinių skolų atidavimui. Spalio 14 Venera iškeliaus iš jūsų į svarstyklių ženklą, tad lapkritį ypač svarbu būtų derinti požiūrius, ieškoti sutarimo bei kompromiso. Gruodis pasižymės darbų reikalų gausa bei džiugių švenčių laukimu. Gruodžio 16 Marso ir 22 Saulei pradėjus kelionę ožiaragio ženklu, norėsis kurti tolesnius ateities planus. Įdomių ir sėkmingų jums 2025. Gimusiems po svarstyklių ženklo. 2025 jums galės priminti suvytą iš įdomių situacijų ir netikėtų įvykių standų siūlų kamuolį, kurį šių metų dienomis po truputį išvyniodami vieną po kitos spręsite iškilusias situacijas, ieškosite jų dermės su kitais įvykiais, derinsite kaip raštą, spalvas su kitų siūlais būsimam sprendimų audiniui. Tad šių metų simbolis jums siūlų kamuolys. Metų pradžia jums anksčiau pradėtųjų projektų užbaigimui. Sausio 4 Selenai perėjus iš Dvynių į Vėžio, o sausio 12 iš jūsų į Mergelės ženklą, iškeliavus nusileidusiam mazgui, laikas tiktų naujų projektų kūrimui. Šių planų įgyvendinimui jums ypač palankus metas Saulė įžengusi į Vandenio ženklą nuo sausio 21. Tik esant artimai jos ir Plutono pozicijai, būkite pasiruošę ir planų kitimui. Į Vandenio ženklą sausio 29 atkeliavus Merkurijui ir prasidedant naujam žaliosios gyvatės metų ciklui, vasarį būkite atviri naujoms idėjoms bei sumanymams. O vasario 5 Venera įžengus į opozicinį jums Avino ženklą iki kovo 27, kai Venera jame viešės, susilaikykite nuo rizikingų finansinių investicijų. Beje, kovo 27 jums virsmo metas. Iš jūsų ženklo pagaliau iškeliaus Lilit.
tad aiškiau matysite esamas situacijas. Saulei nuo kovo 21 iki balandžio 20 keliaujantiems opoziciniu avino ženklu darbai į priekį judėtų kiek lėčiau. Metas ypač tiktų jūsų atostogoms. Saulė įžengusi Jaučio ženklą nuo balandžio 20 palankios dienos statybų remonto darbams. Gegužės 1 į avino ženklą vėl sugrįš Venera ir keliaus juo iki birželio 6. Šiuo laikotarpiu kai kam galimi netikėti susižavėjimai bei netikėtos išlaidos. Saulė keliaujant Dvynių ženklu lengviau užmegsite naujas dalykinės, o ir asmeninės pažintis. Liepos 1 dienomis Venerai dar keliaujant Jaučio ženklu į pirmą planą kils materialaus pagrindo kūrimo tikslai. Nuo Liepos 5 Venerai įžengus į Dvynių ženklą šio mėnesio dienomis ieškokite naujų verslo idėjų, o taip pat papildomų finansinių šaltinių. Laikas ir šeimos gerbūvio gerinimui, tarpusavio santykių stiprinimui. Nuo rugpjūčio 1 Venerai perėjus į Vėžio ženklą ir Saulei keliaujant Liūto ženklų metas, kai kuo daugiau savo dėmesio vertėtų skirti šeimai, ypač mažiesiems jos nariams, labiau pasirūpinant vaikų kūrybingų laisvalaikiu. Rugpjūčio 7 jūsų ženklą perėjus Marsui, kuris jūsų ženklų keliaus iki rugsėjo 22, išskyrus rugsėjo 7 pilno mėnulio ir 21 dalinio Saulės užtemimo dienas, jums ypač darbingas laikas. Kai kas jį nuspręsite panaudoti paieškai geriau apmokamų darbų, o kai kas savo veiklos pradžiai. Rugsėjo 23 Saulė įžengs į jūsų ženklą, kuriuo keliaus tuo metu ir Merkurijus. Tad jau nuo rugsėjo 24 iki spalio 23 ypatingas laikotarpis naujų projektų kūrimui, dokumentų tvarkymui, sutarčių rengimui. Beje, spalio dienos, ypač nuo 14 atkeliavusi jūsų ženklą Venerai, galėtų būti ypač palankios deryboms, kompromisų ir sutarimų paieškoms. Ir ne tik darbuose, bet ir asmeniniuose santykiuose. Metas tiktų kai kam ir naujos draugystės pradžiai. Šiuo laikotarpiu ypač vertėtų pasinaudoti norintiems santykius perkrauti, pasiryžusiems jiems suteikti antrąjį kvėpavimą. Spalio 24 iš jūsų ženklo iškeliavo Saulei, o lapkričio 7 ir Venerai jums ramesnis atokvėpio metas. Vėlesnės lapkričio dienos Saulei ir Venerai keliaujant Skorpiono ženklu gali išryškinti ir požiūrių skirtumus. Jomis daugiau dėmesio skirkite draugystei, meilei savo ir artimųjų, sveikatos bei imuniteto stiprinimui. Gruodį Marsui, Saulei ir Venerai judant Šaulio ženklu sektųsi kolektyviniai sprendimai bei darbai, o kai ką dažniau lankys kelionių ilgesys, tad galite nuspręsti šventę sutikti smagioje išvykoje. Šaunių jums 2025. Gimusiems po Skorpiono ženklu. 2025 jums metai, kai norėsis kurti, statyti kažką įdomaus ir visai naujo, o kartu ir griauti tai, kas jūsų gyvenime sustabarėję atgyvenę nebeturi tolesnės perspektyvos. Tačiais metais, jei norėtųsi viena ranka kurti, o kita griauti, jums praverstų profesionalaus statybininko įrankiai. Jie ir bus jums šių metų simboliu. Beje, tame skaičiuje tiktų ir jūsų galvą apsaugantis šalmas, kuriuo galėtų pabūti per ankstesnius metus jau sukaupta jūsų išmintis. Metų pradžioje Marsui dar judant Liūto ženklu retrogradine kryptimi palankiau prisiminti ir grįžti prie ankstesnių sumanymų bei idėjų. Merkurijui keliaujant Šaulio ženklu pristatykite jas kolektyve, pasitelkite jų įgyvendinimui bendraminčius kolegas. O nuo sausio 3 Selena įžengus į Vėžio ženklą
Jau sausį į pirmą planą kils ir šeimai aktualūs klausimai. Tinkamus sprendimus lengviau rasite nuo sausio 7 Marsui sugrįžus į Vėžio ženklą. Saulė ir Merkurijui atkeliavus į Vandenio ženklą ir prasidėjus žaliosios gyvatės metų ciklui, gyvenimas kaip ledukų gali pažerti ir netikėtumų. Venerai judant Avino ženklu norėsis didelių ir greitų pokyčių, tik jų imkitės, būdami įsitikinę, jog nekertate tos šakos, ant kurios sėdite. Vasario 19 Saulei pradėjus kelionę Žuvų ženklu, lengviau atskleistumėte kūrybinius sugebėjimus ir talentus. O kovo 28 Venerai sugrįžus į Žuvų ženklą, kai kas galite rasti jiems praktinį pritaikymą, imdamiesi naujos veiklos. Svarbiausiams jūsų metų darbams, projektams, pokyčiams palankiausias laikas, žinoma, išskyrus kovo 14 pilną mėnulio ir kovo vėlesnis dalinis Saulės užtemimą. Ir iki kovo 26, kol dar į jūsų ženklą neįžengė Lilit. Jei nuo kovo 27 atkeliavus, kaip ir per dalinio Saulės užtemimo dieną kovo 29, būtinas didesnis atsargumas kelyje. Patartina nepradėti jokių negatyvių ciklų. Balandžio 20 Saulei perėjus į jums opozicinį Jaučio ženklą ir juo keliaujant iki gegužės 20, gyvenimo tempas gali jums kiek palėtėti. Dažniau gali tekti įveikinėti pasitaikančias kliūtis, ieškoti nestandartinių sprendimų. Vis tik Marsui sugrįžus į Liūto ženklą, pritaikykite šio laikotarpio išryškėjančius jūsų organizacinius sugebėjimus. O kai kam šis laikotarpis pasižymės romantiškomis nuotaikomis, labai tiktų suplanuotams jūsų atostogams. Gegužės 17-19 dienomis, esant artimai Saulės ir Urano pozicijai, jums opozicinėme Jaučio ženkle, venkite kategoriškų sprendimų, būkite didesni kelyje ir buityje. Nuo gegužės 21 Saulė keliaujant Dvynių ženklu, palankus metas siekiantiems sėkmės moksle, norintiems tobulėti profesinėje ir asmeninėje srityje. O nuo birželio 10 Jupiteriui prisijungus prie Merkurijaus, keliaujančio Vėžio ženklu, ypatingas laikas dar kai kam, tebeieškantiems savojo gyvenimui žmogaus. Birželio 22 Saulė atkeliavus į Vėžio ženklą ir juo keliaujant iki Liepos 22, laikas nekilnojamo turto operacijoms, tiktų norintiems kurti šeimą, o jau ją turintiems tai laikas, kai kuo daugiau savo dėmesio norėsi skirti artimiausiams šeimos nariams, labiau pasirūpinti ir gyvenamos vietos jaukumu. Vėlesnės dienos šaunios jūsų organizaciniams darbams. Rugpjūčio 5 iš Vėžio į Liūto ženklą, kuriuo juda Merkurijus, atkeliavusi Selenai, paplanuokite išvykas, mažųjų kūrybingą laisvalaikį. Rugsėjo 7 pilno mėnulio ir 21 dalinio Saulės užtemimo dienos tiktų vidiniai tvarkai, peržiūrai to, ką norėtumėte ir savo gyvenime palikti atsisakyti. Rugsėjo 23 jūsų ženklą atkeliavęs Marsas, spalio 7 Merkurijus, o ypač spalio 24 pradėjusi jūsų ženklų kelionę Saulė, suteiks jums kaip sportininkui antrąjį kvėpavimą, naujų jėgų ir energijos. O gruodį norėsis laukiant didžiųjų metų švenčių labiau pasidžiaugti buvimu su mylimais kartu. Daug meilės jums 2025. Gimusiems po Šaulio ženklų. 2025 jums metai, kurių dienomis norėsis rašyti, pildyti, o kai kam ir perrašyti savo gyvenimo istoriją. Tad tam jums pravers geras plunksnakotis, kuris ir bus jums šių metų simboliu. Metų pradžia energinga, aktyvi,
Merkurijui judant jūsų ženklų galės būti dosni naujomis dalykinėmis, o ir asmeninėmis pažintimis. Saulei viešint ožiaragio ženkle kurkite ateities planus, o sausio 3 Selenai perėjus iš jums opozicinio dvynių į Vėžio ženklą, ieškokite bendraminčių veiklai partnerių. Sausio 8 Merkurijui iškeliavus iš jūsų ženklo jums kiek lėtesnis, stabilesnis laikotarpis. Sausio 29 prasidėjus žaliosios gyvatės metų ciklui, vasario mėnesį galimos netikėtos permainos, kam darbuose, o kam ir asmeninėme gyvenime. Svarbu bus ir kovo mėnesį situacijose įžvelgti ne tik problemas, bet ir naujas galimybes. Didesnio atidumo kelyje ir buityje ypač reikėtų kovo 14 pilno mėnulio ir kovo 29 dalinio saulės užtemimų dienomis. Kovo 21 saulei pradėjus kelionę Avino ženklu, norėsis greitesnių įdėtų pastangų rezultatų. Į pirmą planą kils ir svarbus asmeninio gyvenimo klausimai. Jupiteriui viešint jums opozicinėme ženkle gyvenimas suteiks netikėtų patirčių, galimybių išmokti kažko naujo, patobulėti. Gegužės 1 mėnesio pusė pasižymės darbų reikalų gausa, o 21 saulė įžengusi jums opozicinį ženklą, darbų tempas kiek palėtės. Tad periodas iki birželio 22 ypač tiktų jūsų atostogams. Iš jūsų grįžus jums palankesnis laikotarpis. Jupiteris keliaus nuo birželio 10 jau Vėžio ženklu. Dienos tiktų ir nekilnojamo turto operacijoms. Nuo Liepos 5 jums opozicinį ženklą įžengus Venerai ir juo keliaujant iki Liepos 31 susilaikykite nuo abejotinos finansinės rizikos piniginiams klausimams skirdami daugiau neįprastai laiko. Nuo Liepos 31 Venerai perėjus į Vėžio ženklą, o Saulė iki rugpjūčio 22 viešint Liūto ženkle, imkitės lyderystės. Rugsėjo 7 pilno mėnulio, o 21 dalinio Saulės užtemimo ritmai tiktų norintiems atsisakyti to, kas trukdo judėti į priekį. Spalis deryboms, sutarčių rengimui, šio mėnesio 30 jūsų ženklą grįš Merkurijus, o lapkričio 5 jūsų ženklą atkeliaus Marsas ir juo keliaus iki gruodžio 15. Tai ypač energingas laikotarpis. Tad panaudokite šias dienas, kad pasiektumėte laimėjimų darbuose, o kas ir kurdami asmeninius santykius. Lapkričio 23 į jūsų ženklą įžengs Saulė, o gruodžio 1 atkeliaus ir Venera. Tai ypatingas laikas draugystei ir meiliai, tiktų sužadėtuvėms, o kai kam vestuvėms. Gruodžio 12 jūsų ženklą įžengs ir Merkurijus, kol Saulė, Venera ir Marsas, o iki 15 gruodžio dar ir Merkurijus keliaus į jūsų ženklą. Keiskite į gerą viską, ką galite pakeisti. Tai puikus metas norintiems atrasti save naujoje veikloje, siekiantiems karjeros, palankus nekilnojamo turto sprendimams, naujų projektų pradžiai. O taip pat šaunus metas draugystei ir meiliai. Gruodžio 22 Saulė, 25 ir Venera iškeliavus iš jūsų į Ožiaragio ženklą, metų paskutinės dienos jums ramesnis, stabilesnis laikotarpis. Sėkmingų pokyčių jums 2025. Gimusiems po Ožiaragio ženklo. 2025 jums metai, kai galite atrasti jums reikalingą naują kryptį. Kas veikloje, kas asmeninėme gyvenime. Tokiuose paieškose jums praverstų kompasas. Tai ir būtų jums šių metų simbolis. Naujos krypties paieškomis palanku užsiimti jau sausį, Saulei keliaujant jūsų ženklu. O 8 į jį atkeliavus ir Merkurijui lengviau užmegsite naujas dalykinės pažintis.
Tai metas eiti į darbo pokalbius, tartis, rengti naujus planus ir projektus. Šis laikas šaunus draugystės ir meilės ryšių kūrimui bei stiprinimui. Sausio 20 Saulė iškeliavus iš jūsų ženklo, o nusileidusią mazgą įžengusi mergelės ženklą, vėlesnėmis dienomis palankiau būtų tikslintis detalės. Merkurijui iki sausio 28 judant jūsų ženklu, dienos tiktų ir ieškantiems papildomų darbų bei finansinių šaltinių. Prasidėjo sausio 29, Žemės stichijos žaliosios gyvatės metų ciklas ragins ruošti vietą materialaus gerbūvio pamatams, kartu savo gyvenime atsisakant to, kas jus stabdo, kas jau nebereikalinga. Vasaris jums gali pateikti ir nelauktų situacijų. Saturnui ir Venerai iki vasario 3 dar keliaujant žuvų ženklu, ieškokite kūrybingų, nestandartinių išeičių bei sprendimų. Kovo mėnesį daugiau jūsų dėmesio ir pagalbos gali prireikti ir vyresnio amžiaus artimiesiems. Balandžio 20 Saulė įžengus į Jaučio ženklą, iki gegužės 16 tinkamas laikas norintiems imtis namų pertvarkos. Gegužės 17-19 dienos artima Saulės ir Urano pozicija, o ir Saturnui gegužės 26 perėjus į žuvų į Avino ženklą gali kai kam aktyvuoti nelauktus pokyčius darbuose. Naujai veiklai kurti, taip pat geresnių darbų paieškoms palankus metas nuo birželio 7 iki Liepos 1 Jaučio ženklų keliaujant Venerai. Liepos dienos iki 22 Saulė judantiems opozicinių ženklų ypač tiktų jūsų atostogoms. Beje, Liepos 8 iš Jaučio ženklo iškeliavus Uranui, grįžę po atostogų, galėsite tikėtis darbuose kiek stabilesnės situacijos. Nuo Liepos 23 Saulei perėjus į Liūto ženklą, ieškokite veikloms partnerių. Saulė judant jau Mergelės ženklo, nuo rugpjūčio 23 iki rugsėjo 22 ieškokite naujų bei papildomų finansinių galimybių. Spalį daugiau dėmesio skirkite ir imuniteto bei sveikatos stiprinimui. O lapkričio 8 sugrįžusio Jaučio ženklą Urano astrologiniai ritmai vėl ragins būti pasiruošusiems netikėtiems likimo posūkiams. Gruodžio 16 atkeliavusi jūsų ženklą Marsui, nuo 22 Saulei, o nuo 25 ir Venerai švente sutiksite kupini energijos naujų idėjų. Metų pabaiga ypatinga ir ieškantiems meilės, o ir jau norintiems sukurti šeimą. Įdomių ir sėkmingų jums 2025. Gimusiems po Vandenio ženklo. 2025 jums permainingi metai. Jų dienomis norėsis daug ką savo gyvenime keisti. Svarbu tik, kad tos permainos būtų į gerą. Šiais metais norėsis planuoti keliones, išvykas. Ir tam jums šių metų simbolis gaublys, kad rastumėte ne tik kelionėms, bet ir ieškantys savo širdžiai mielą vietą. Jau pirmosios metų dienos gali, kol dar Venera juda jūsų ženklu, būti dosnios ne tik naujais sumanymais, bet ir romantiškomis nuotaikomis. Jei perėjus į žuvų ženklą, ieškokite kūrybinių sprendimų, kaip juos įgyvendinti. Sausio 20 Saulė atkeliavusi jūsų ženklą, nusileidusią mazgui perėjus į Mergelės ženklą, o sausio 29 ir prasidėjus žaliosios gyvatės metų ciklui ir Merkurijui kartu pradėjus keliauti jūsų ženklu, jums ypač stiprių energijų laikotarpis. Panaudokite jas tinkamai patiems svarbiausiams savo metų projektams, naujoms idėjoms, verslo kūrimui, patiems svarbiausiams metų darbams. Tai tinkamas laikas ne tik siekiantiems pokyčių darbuose, bet ir
asmeniniame gyvenime. Laikas palankus ir suplanavusiems keisti gyvenamą vietą. Vasario 15 Merkurijui, 19 Saulei iškeliavus iš jūsų ženklo, jums ramesnis laikotarpis, labiau tinkamas įsitvirtinimui darbuose, kūrybinių sugebėjimų atskleidimui. Kovo 14 pilnas mėnulio užtemimas gali kai kam išryškinti nutylėtas tarpusavio santykių, o dalinis Saulės užtemimas ir neišspręstas iki galo karjeros problemas. O tai, ką aiškiau matysite, lengviau galėsite vėlesnėmis kovo dienomis ir išspręsti. Trečią dekadą Saulei perėjus į Avino ženklą, o kovo 28 Lilit iškeliavus iš svarstyklių ženklo į Skorpioną, lengviau išjudinsite buvusius anksčiau įstrigusius projektus. Balandis tiktų jums naujoms dalykinėms, o ir asmeninėms pažintims, o gegužė karjeros pokyčiams. Šis laikas taip pat planuojantiems statybų remonto darbus. Gegužės 20 Saulė įžengus į Dvynių ženklą, kuriame dar viešės Jupiteris ir į kurį atkeliaus Merkurijus 27 dieną, metas tiktų ne tik siekiantiems pergalių moksle, norintiems patobulėti profesinėje srityje, bet ir kai kam draugystės pradžiai. Tai tinkamas laikas ir norintiems suburti geram bendram tikslui bendraminčių komandą. Birželio 10 Jupiterio įžengusio į Vėžio ženklą astrologiniai ritmai kurs palankės aplinkybės norintiems sukurti šeimą. Birželio 27 Merkurijui įžengus į jums opozicinį Liūto ženklą, į kurį Liepos 23 atkeliaus ir Saulė, tempas kiek palėtės. Tad tai būtų tinkamas metas jūsų atostogoms. Rugsėjo 7 pilnas mėnulio, o 21 dalinis Saulės užtemimai suteiks progą kitų kampų pažvelgti į savo gyvenimą, pamatant ir tai, ką norėtųsi savyje pakeisti. Saulė perėjus į svarstyklių ženklą, kuriuo iki spalio 6 keliaus ir Merkurijus, sektųsi rengti naujus projektus, juos derinti, o į šį ženklą spalio 14 atkeliavus ir Venerai ir juo keliaujant iki lapkričio 7, tarpusavio santykiuose ieškoti kompromiso bei sutarimo. Vėlesnės lapkričio ir gruodžio dienos Šaulio ženklų judant Merkurijui Marsui, o nuo lapkričio 23 ir Saulei dažniau lankys kelionių ilgesys. Tad paplanuokite jas šventiniam laikotarpiui. Daug gyvenimo džiaugsmo jums 2025. Gimusiems po žuvų ženklo. 2025 jums spalvingi, besikeičiančių įvykių ir situacijų metai, galintys priminti kaleidoskopą. Jis ir būtų jūsų metų simbolis. Jau metų pradžia spalvinga ir nuotaikinga. Jūsų ženklas sausio 3 įžengs Venera ir keliaus juo laikotarpiu iki vasario 4. O Selena pereis į Vėžio ženklą, į kurį sausio 6 sugrįš ir Marsas. Tad jau metų pradžioje palanku ieškoti naujų darbų bei papildomų finansinių galimybių. Į pirmą planą kils svarbus šeimos reikalai. Sausio 12 į jūsų ženklą atkeliavus kylančiam mazgui stiprės jūsų intuicija bei įžvalgos. Norėsis išreikšti gabumus ir talentus. Lengviau atskleisite kūrybinius sugebėjimus. Sausio 29 prasidėjus žaliosios gyvatės metų ciklui ir Saulei keliaujant jau Vandenio ženklu, gyvenimas gali pateikti daugiau netikėtų įvykių bei situacijų. Venerai vasario 5 iškeliavus iš jūsų Avino ženklą, finansai bus linkę greičiau ištekėti nei atitekėti. Tad vėlesnėmis vasario ir kovo dienomis atidžiau tvarkykite finansinius reikalus. Vasario 15 jūsų ženklą įžengs Merkurijus, o vasario 19 ir Saulė.
Merkurijus jūsų ženklų keliaus iki kovo 4. Tad šis metas ypač tiktų svarbiausioms jūsų permainoms, palankus lyderystei, jūsų karjeros siekiams. Kovo 14 pilno mėnulio užtemimo ritmai skatins paleisti jūs skaudinusią praeitį. Pavasario lygiadienio kovo 22 Saulė iškeliavus iš jūsų ženklo ir į jį sugrįžus retrogradiniai Venerai, o vėliau ir Merkurijui metas tiktų norintiems grįžti prie ankstesnių idėjų, atidėtųjų projektų, prie buvusio pamėgto hobio. O kai kam kils mintis tuo pagrindu kurti naują savo veiklą. Kovo 29 dalinio Saulės užtemimo Avino ženkle ritmai ragins stabtelėti, kad įvertintumėte nueitą kelią, atsirinkti tuos grūdus nuo pelų. Aiškiau matysite esamas situacijas. Saulei keliaujant Avino ženklu, tai palankus laikas aktyviems fiziniams sprendimams. Balandžio dienomis, esant jūsų ženkle artimoms Veneros, Merkurijaus, Saturno ir kylančio mazgo pozicijoms, dažniau lankys kūrybinis įkvėpimas. Sektųsi meninė intelektuali veikla, dažniau kiltų naujų gerų idėjų. Balandžio 18 Merkurijui vėl perėjus iš jūsų Avino ženklą, o Marsui sugrįžus į Liūto ženklą, sektųsi organizaciniai darbai, stiprės lyderystės siekiai, būsite linkę žodžių nevynioti į vatą. Venerai keliaujant iki gegužės 3 jūsų ženklus, spręskite finansinius klausimus. Metas palankus draugystės ir meilės jausmų stiprinimui. Vėlesnėmis gegužės dienomis Saulė judant Jaučio ženklu, o gegužės 11 prie jos prisijungus ir Merkurijui, koncentruokitės į darbinius klausimus. Gegužės 26 iš jūsų ženklo iškeliavus Saturnui jums kiek ramesnis laikotarpis. Jupiteriui viešint Dvynių ženkle, o nuo gegužės 21 ir Saulė keliaujant Dvynių ženklu, į kurį gegužės 27 atkeliaus Merkurijus, birželio dienomis sektųsi ieškantiems aktualių jums žinių, priimti svarbius sprendimus, apsispręsti, pasirinkti. Lengviau rastumėte bendraminčių. Liepos mėnesį daugiau dėmesio skirkite artimiesiems, savo namams. Rugpjūtį palankus administravimo darbai. O 23 dieną Saulė įžengusi jums opozicinį Mergelės ženklą, kuriuo judės iki rugsėjo 22, laikotarpis ypač tiktų jūsų atostogams. Beje, rugsėjo 7 pilno mėnulio užtemimo ir rugsėjo 21 dalinio Saulės užtemimo dienos norintiems save keisti, įveikti abejones, nerimo mintis. Spalis naujų projektų kūrimui. Jūsų ženklas sugrįžus Neptūnui dar labiau stiprės intuicija bei įžvalgos. Pasinaudokite jomis rinkdamiesi tinkamą darbą, o kai kas ir asmeninio gyvenimo variantą. Lapkritis stiprių permainingų energijų. Į pirmą planą kils dar neišspręsti iki galo ir tarpusavio santykių klausimai. O gruodį daugėjant darbų reikalų svarbu bus susidėlioti prioritetus. Šventė suteiks šaunių progų gilinti jausmus, stiprinti šeimos tradicijas. Sėkmės jums 2025.